You ready? Aš sakyčiau, ne. I'm not ready. Bet aš žinau, kad Jėzus visą laiką ready. Todėl aš klausiu, are you ready? Ar jūs pasiruošę? Pasiruošę šitam tarnavimui, šitam žodžiui ir aš labai džiaugiuosi, nes čia yra gimtadienis šiandien. Sveikinuosi su visais, kas online jungiasi ir kas iš tikrųjų peržiūrėsit šitą transliaciją. Mes esam YouTube irgi netiesiogiai, bet tikiu greitai būsim irgi tiesiogiai. Ir todėl mes susirinkom čia, ne namuose, kitoj vietoj. Ir tai yra nuostabu. Ačiū Dievui šitą nuostabų pastatą. Kaip ir kalbėjau, čia labai geras, toks nedidelis ir aidas geras, nereikia mikrofonų. Šiandien iš tikrųjų aš norėsiu pasidalinti truputėlį istoriją šitos bažnyčios prasidėjimų. 6 metai tai nėra daug, bet tai taipogi kai kuriems mes, kurie judam kartu, tai irgi yra jau laikotarpis, laikmetis. Aš prisimenu, kada viskas prasidėjo, buvom panašiai didžioji dalis 30 kažkas, amžius. Dabar jau kažkas 40 ir jau perkopė tai. Ačiū Dievui, einame brandą. 40 sako gerai. Toks sėslesnis, protingesnis. Todėl mes švenčiam šiandien gimtadienį. Šiandien yra nuostabi data, 28 balandžio. Kodėl ta data tokia nuostabi mums? Todėl, kad 6 metai atgal buvo padarytas pirmas krikštas ir aš užtvirtintas, kaip pasakyti, šitos bažnyčios toks įtvirtinimas. Ir aš truputėlį šiandien žodžiu Dievu, truputėlį iš savo gyvenimo ir bažnyčios prasidėjimą pabandysiu perduoti, paliudyti, kad galbūt kai kurie žinot, kai kurie nežinot, žinoma, kurie kartu einat, tai žinot, bet kai kurių detalių nežinot. Ir pasidalinti, kad ir paraginti, sustiprinti tuos, kurios Dievas pašaukė, bet vyksta kažkokie priešingi dalykai ir galvoju, turbūt ne Dievo valia. Turbūt ne Dievo valia, kad neina sklandžiai. Nes žmonės yra įsitikinę, jeigu jau Dievas, aš įtikėjau Jėzų, viskas turi eitis kaip per sviestą. Per sviestą eisi, sako, kada yra vienoje vietoje rašto vieta, kada žmogus buvo vedamas į vandenį regėjime, angelas vedė, atmatavo, įsilibrido iki kulkšnų, paskui iki kelienų, paskui iki juosmens etapais ir paskui sako, aš nebegalėjau jau jūs dugną, aš turėjau plaukti. Kada tu įeini į tą etapą, kada tu plauki, tada tau nereikia dėti pastangų, pati srovė šventosios dvasios neša. Bet aš tikiu, dar iki to mūsų augina, kada jau nebe aš, bet tai tada Jėzus, amen. Todėl šitoj vietoj daugelis galvoja, kad aš įtikėjau Jėzų ir viskas bus man super. Bet mes matom iš patirties su Jėzumi gyvenimu, ne viskas einasi taip jau ir per sviestą, ne viskas eina, kad jau plaukiu. Todėl, kad yra periodai, todėl, kad yra išbandymai, kurie ugdo mūsų charakterį ir tvirtina. Ir lygiai buvo ir mano gyvenime. Ir aš tikiu, kurie mes esam kartu čia visus to 6 metus. Ugdė charakterį ir kai kurie praėjo ypatingus išbandymus. Sunkumus. Kada atrodė Dievas toli. Kada negalėjai niekam pasiguosti ir pasisakyti, nes tu supratai, kad tu esi dykumoje. Tu ir Jėzus. Ir daugiau nei vieno aplinkui. Ir tokių dykumų nemaža per krikščionišką gyvenimą. Bet vieną dieną Dievas išvedė savo tautą iš dykumos. Bet jie turėjo ten numirti, tas numirtas tas aš. Ir prasidėjo šitą bažnyčią labai įdomiai. Mes su vyru, abudu tikintis, mano vyras įtikėjęs jau vaikystėj, o aš įtikėjau kažkur 21, apie 22 metai, 21 pabaigoje, gal 22 jau buvau. Ir prisimenu tiksliai, kad Dievas jisai mūsų suvedė su mano dabartiniu vyru, būtent prieš mano gimtadienį 23.
mes susitikom koncerte, ten buvo įsikišimas kitų žmonių, krikščionių, per kuriuos aš įtikėjau, per kuriuos jie nuvedė mane į bažnyčią ir priėmiau Jėzų. Ir aš supratau, kad Dievas naudoja žmonės aplinkui. Dievas sėja sėklas per žmonės, bet galiausiai ateina žmogus, kitas palaistų ir ta sėklytė pradeda augti, širdis paruošta ir tu priėmi. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad ne viskas vyksta labai greitai. Būna momentai, kada mes kalbam saviškiams, artimiesiems ir jie yra tarsi negirdi, jiems atrodo nesąmonė, bet jūs nežinot, ką Dievas daro su jų širdim. Širdis Dievo akise yra skirtingos, sako, širdis yra dirva. Yra dirvožėmis kietas, kad ten reikia truputėlį padirbėti Dievo dvasiai, kad prasiskreptų tą sėklytę. Kitos yra minkštesnės, joms išgirdo Evangeliją ir priėmė su džiaugsmu. O kitiems yra ilgesnis darbas. Aš girdėjau apie Jėzų, apie 2 metus, kalbant man mano pirmo vyro buvusio, jo sesuo. Jinai man kalbėjo žodį. Jėzus, Jėzus. Žinot, tiesą pasakius, vienu momentu aš galvojau, kad jai su jie kažkas negerai. Žmogus, kuris myli labai Jėzų, kuris įsimylėjęs, jo gyvenimo būdas, jo pasirinkimai, elgesys skiriasi nuo visų. Jis kitoks. Ir pasaulis priima tokį, žinot, kaip čia yra toks žodis negražus, ugly. Ir kada tu žiūri tą žmogų, jo meilė begalinė, įsivaizduojat, baliavoja, aš pasaulį, aš gyvenau pasaulį, baliavoja jaunimas, o jinai atsisėdus prie tų išgėrusių vyriškių evangelizuoja Jėzų. Aš galvoju, ką jinai čia kalba, kam čia įdomu? Bet jo širdis pilna Jėzaus meilės, jinai dalinasi, ką nešiojas, nežiūrėdama į tai, jie geria alkoholį ar jie ne. Ar jie rūko cigaretės balkone ar ne. Ar jie keikėsi ar ne. Jinai kalba Jėzų. O aš buvau tokiu momentu toks, pas mane taip, degtiniai kriauklė, visus lauk. Mano santuoka pirmas sugriuvo, teisingai aš išėjau, bet aš tada nebuvau pažinus Jėzų. Ir nuo to meto, kada aš atsiskyriau, nuo to žmogaus įsiskyrėmės, nuo to meto Dievas atsiuntė žmogų į mano gyvenimą, per kurį aš priėmiau Jėzų. Bet aš tikiu, kad Dievas buvo paruošęs širdį priimti jau išgelbėjimą tada. Ir mes susitinkam su mano vyru esamu dabartiniu. Ir kada jūs sutiksit žmogų arba esat sutikę, kuris yra jūsų, jūs žinosit tiksliai, kad tas žmogus tavo vyras, o tas yra tavo žmona. Kada tu esi Jėzaus pati dvasia, jinai atsiliepia, tai tavo. Ir tu nieko su tom nepadarysi. Ir aš prisimenu, mes susitikom, prakalbėjom visą naktį, absoliučiai visą. Ir ryte išėjom į bažnyčią. Ir aš giliai viduj žinojau, šitas žmogus mano vyras. Praėjo kuris laikas, jis išvyko į užsienį. Jis išvyko į užsienį ir aš likau tenais. Tarp mūsų nieko nebuvo, visiškai nieko, absoliučiai, tik tais mes pabendravom ir ta žinojama, kad tas žmogus mano vyras. Praėjus kuriam laikui, kada mes bendraudavom truputėlį per telefoną, retai, aš lankiau bažnyčią, aš ėjau į maldas, buvau užsidegusi, bet kažkokiu būdu velnias jis gudrus. Jis prisėlino ir nuvedė mane nuo mano dabartinio vyro, būtent, kaip pasakyti, žmogus, mano vyro draugas. Pradėjo rodyti be galo didelį dėmesį ir per laiką, žinot, sako, kas arti, tas ir užkariauja. Mums tarp mūsų ten nieko neįvyko, viskas sugriuvo, viskas sudužo. Kodėl? Todėl, kad Dievas žino, kad tas žmogus ne tavo. Praeina vėl kuris laikas, aš atsirandu užsienį, pietiniai Airijai. Draugai mane pasikvietė, draugės teisingiau.
Ir aš su džiaugsmu susiradu savo esamų vyru telefoną, pranešu, aš atvažiuoju į užsienį, nors tada net nesuvokiau, kokioje jis toj Airijoje, nes čia pietinė šiaurinė pasirodo. O man atrodo, Airija tai Airija. O mus skyrė apie 7 valandas kelio. Ir vėlgi mes susitikom Lietuvoje ir nuo to meto viskas prasidėjo. Mes pradėjom tiesiog draugauti. Praėjo kuris laikas, mes čia susitokėm, gimė mums sūnus, vyresnėlis, turim 3 sūnus, ačiū Dievui. Ir pradėjom ieškoti bažnyčios. Bet aš noriu vieną dalyką pasakyti. Per visą tą laiką, kada aš buvau išvažiavusi užsienį, aš nebuvau tvirta tikėjime. Mano tikėjimas buvo tikiu Dievu, aš gavau kalbos dovaną. Bet kadangi aš išėjau iš tos bažnyčios, į kurią buvau pašaukta, pakrikštyta, tenais gavau mokymą, maistą, dvasinį, aš išėjau, nes aš išvykau į užsienį ir tenais nebuvo nieko tokio panašaus, tik draugai, kurie tiki, kad Dievas yra, bet jie nėra, atgimė iš aukšto. Ir ilgainiui aš pastebėjau, kad aš žingsnelis po žingsnelį einu į pasaulį. Aš meldžiausi Dievui, aš turėjau Bibliją su savim, bet aš nesupratau žodžio. Aš skaičiau jį, kartais meldžiausi, kartais. Ir aš supratau, Dievas per visą tą laiką mane vis tiek saugojo. Bet aš buvau toliai nuo Dievo. Ir kada mes susitikom su mano vyras irgi nebuvo karštas krikščionis. Jis buvo, kaip ir aš, drugni. O gal iš vis jau sušalęs. Sušalęs. Ragas. Sako. Kai susitinka du ir abudu krikščionis, žino, kad jie krikščionis, bet vis tiek į nuodėmę abudu, žinot. Sako, du eis tokie, į duobę įkris abudu. Toks tokyvės. Mes nebuvom tokie blogi žmonės, bet mes daleidom pabaliavoti. Mes daleidom pagyventi nuodėmiai. Mes daleidom tokius dalykus, kad pasaulis daleidžia. Ir aš negaliu pasakyti, kad mes buvom laimingi, mes nebuvom. Nes velnias turėjo akivaizdų ir tiesioginį priėjimą. Net ne vieną kartą buvo atvejai, kad turėjo mūsų keliai principai išsiskirti. Bet velniui nepavyko. Amen. Nes Dievas sako, jis tavo vyras. Jis jau tada pasakė. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad be bažnyčios, be dvasinių žmonių atgimę krikščionis negali išlikti ilgai tvirti tikėjime ir nešti vaisių. Tai neįmanoma. Mums kartais atrodo, aš jau toks stiprus krikščionis, viską žinau, Bibliją žinau, eilutę žinau, rašto vietą žinau, eisiu ir parodysiu pasaulį. Šiandien žinai, tu nežinai po metų, kas bus su tavim. Nes kada mes esam vienybei, komanda, velniui sunkiau mus nugalėti. Kada esi vienas, jam daug lengviau tave apgauti, meluoti ir atnešti tokius pasiūlymus, kurie atrodo, tai Dievo palaiminimas man. Suprasti mums reikia tokį dalyką, kad velnias jis neteina, aš čia velnias, hello. Jis ateina šviesos angelą apsimetęs. Ir tik žmogus, kuris yra dvasiškai stiprus, gali atskirti, kad tai jis. Bet kad dvasiškai būti stipriam reikia visų pirmiausia susirasti žmonių tokių pat, stipresnių už tave, kurie neglostis tau per galvą, kada tu nuodėmėjai įgrim plauky jau ten. Sakys, ei, broli, gal jau meldžiamės. Kažką darom su tuo. Tai nėra gerai. Tie pasirinkimai netinka. Tau reikia daryti su tuom. Ir mes pragyvenam kurį taip laiką, aš buvau depresijoje iš tikrųjų. Tikrai. Bet ačiū Dievui neilgai. Aš meldžiausi Dievui, buvau tikrai, Dievas mane išlaisvino ant gamtinių būdų iš daugelio demonų. Dabar gal kam nors keista žiūrėti, bet jų buvo ne vienas. Ir kada Dievas išlaisvino mane,
iš karto tiesiogiai buvau įvesta į tarnavimą. Mes su vyru, kada kartu, mes dabar kartu, kada kartu mes gyvenom, jis susituokė, auginom vaikus, vyras dirbo, žinot, kaip gyvena gyvenimą. Mes pradėjom ieškoti bažnyčios. Atėjo metas, kada mes pradėjom ieškoti bažnyčios. Vienu momentu Dievas atsiuntė žmonės į mūsų gyvenimą, per kuriuos Dievas labai stipriai prakalbėjo man asmeniškai. Nuo ko ir prasidėjo visa kelionė. Aš pajutau tokį stiprų šventosios dvasios pakaltinimą. Dėl nuodėmės, kurią žinojau, kurią darau akivaizdžiai. Kad dėl kurios atgailavau ne vienus metus ir niekas nevyko. Kad aš gavau tokį stiprų pakaltinimą, aš supratau, šito momentu aš turiu kažką su tom daryti. Nes jeigu aš nedarysiu su tuo nieko, tai nebus gerai mano gyvenime. Viskas eis blogai. Kada tu gauni iš Dievo tą stiprų pakaltimą, šventoji dvasia pakaltimą, tu suvoki, Dievas tau automatiškai nepadarys, kaip daugelis galvoja. Dievas sutvarkys. Yra momentai, kada sako, tu dėk žingsnius. Aš tau daviau žodį, bet dabar tavo metas veikti. Ir praėjus kuriam momentui neilgam aš padariau sprendimą ir susitvarkiau. Ir koks įdomus momentas. Tuo momentu velnias melavo, kaip tu gyvensi, kai bus, tai buvo finansai, tai buvo neteisingai, jau girdėjau tą liudijimą, neteisingai sutvarkytos pašalpos. Ir tuo momentu man velnias melavo, kaip tu gyvensi, kaip dabar bus, kaip tau čia kažkas vyks. Žinot, kada tu gauni reguliariai ir dabar tu nebegauni. Ir čia pasirodo tikėjimas. Ir šitoj vietoj, mėlyje, reikalingas tikėjimas ir pasitikėjimas. Jeigu Dievas veda į laisvę, vadinasi, jis ir aprūpins. Ir šiandien aš galiu pasakyti drąsiai, nei vienu momentu nestokojom nei vieno cento. Bet kaip tik mes einam išlovės iš tikėjimą į tikėjimą ir einam turtingesni. Per paskutinius metus mes galėjom sistatyti namus naujais baldais ir aš pati stebiuosi ir galvoju, kaip? Neįmanoma suvokti, kaip? Kada gyvenom prieš tai tiek metų, apie 12 kažkur metų, dirbi, nieko neturi, nei išvažiuoti kelionės, nei nusipirkti. Viskas taip sunku. Žinot kodėl? Todėl, kad gyveni nelaisvėje ir esi šaltas, sušalęs krikščionis. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad žmonės galvoja, jeigu aš krikščionis, viskas man gerai, Jėzų turiu, mane jis gano ir period. Taip neveikia. Dėl Dievo mes turim degti. Kad visas tas viduj visi tie mūsų geismai sudegtų. Mes turim degti dėl jo dieną ir naktį ir neleistai ugniai užgesti. Biblijoje yra viena vieta, Apreiškimo knygoje sako, pavojinga būti drungnu, arba šaltas, arba karštas. Bet jeigu esi drungnas, tai vadinasi esi pusė pasaulio, pusė Jėzaus. Bet prisimint mums reikia tai, Jėzus atpirko tave ne pusę. Kaip tortą pusę. Atmatuokim, suliniuoti. Pusę pasilik pasaulį, pusę man. Jėzus atpirko tave vis. Ne pusę tave ištraukė iš šitos tamsos, iš šėtono valdžios, iš tos karalystės velnio, kuriame mes vargavome. Bet visą ištraukė, visą atpirko, krauju šventų. Dievo avinėlio, be kliaudos ir dėmės. Kaip Dievo žodis sako, jis mirė už mūsų nuodėmes ir kaltės, už viso pasaulio, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet įgytų amžiną gyvenimą. Kas gyvenam tą gyvenimą amžiną, mes klestėjam visose sferose. Baimės traukėsi. Vagis iš finansų traukėsi. Tu gyveni sąžiningai ir žinai, kad Dievas tavim rūpinsis, nes tai, kas parašyta jo žodėje, aš tavim pasirūpinsiu, yra tiesa. Aš žinau, kai kuriems sunku patikėti. Bet yra laikas, kada mes esame išbandyti. Ir mes, kada atvykote žmonės, jie pastoriai, tai tautkai, mes keletą kartų rinkomės, tai pas mus namuose, tai pas kitą sesę Kristuje namuose. Ir vienai sesė Kristuje, jinai pamatė viziją.
vizija buvo tokia, kad, sako, aš matau upės teka, bet, sako, ta upė netekės į šitus. Aš tiksliai neatsimenu tų žodžių, bet, sako, matau upę, bet iš kitų vandenų. Ką tai reiškia? Kad ne iš tų pastorių, bet susidarys kita upė. Iš kitų vandenų. Tada mes neturėjom nei supratimo, kas čia, mes tiesiog šlovinom Jėzų. Jie gražiai šlovina, mes susirinkdavom, klausydavomės, ką mokina. Ir tiesiog taip prasidėjo viskas. Kuriam laikui mes taip keletą kartų ir mes pradėjom su vyru ieškoti bažnyčios, į kurią reguliariai lankyti. Mes googlinom, ieškojom, buvom vienoj nuvykę, paskui kitoj šalia namų mūsų ir galiausiai radom vieną, kuri panašiai kaip mes tikim. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kad bažnyčių šitoj šaly, Šiaurinėje Airijoje, be galo daug. Čia kiekvienas miestelis bent po 1-2 bažnyčias tikrai turi, jeigu didesnis ir daugiau. Tai yra gerai, žmonės tiki čia Dievu. Bet tikėti yra gerai Dievu, bet noriu pasakyti, kad Dievu tikėti gerai, bet svarbiausia, koks mokymas toj bažnyčiai, nes daug yra religinių mokymų ir religinių bažnyčių. Ir mes nuėjome vieną, neblogai, bet jutom ne. Pasikvietė pastorius, dabar jis išėjęs pas Dievą mūsų miestelio ir visiškai, ten tokia truputėlį su religija irgi. Ir mes pradėjom lankyti Balinaginčių New Testament Church. Ten bažnyčia auga, ačiū Dievui, vyksta stebuklai, viskas ten gerai. Ir mes pralankėm kiekvieną sekmadienį. Važiuodavom iš mūsų namų apie metus. Tol, kol mano vyras nepradėjo bendrauti su pastoriumi mano Eugenijum. Jis pradėjo bendrauti ir jis tiesiog atvyko pas mus pailsėti. Jam buvo labai sunkus periodas ir jis atvyko keletą dienų pabūti, tiesiog pailsėti nuo viso to, kas vyko. O aš, kadangi žinodama jūs pastorius, žinot, kai būna pastorius, reikia panaudoti. Pakalbėjom, sakau, gal tu galėtum patarnauti, pamokslauti pačiu, kada atvyksti. Ir jis sako, gerai, patarnausiu. Nors aš tikiu tada tuo momentu, jam visai nebuvo tas momentas, bet aš tiesiog paklausiau, jis sutiko ir aš pradėjau organizuoti tarnavimą. Ir nuo to momento, mėlyje, viskas ir prasidėjo. Būtent nuo to momento, kada jisai atvyko. Susirinko nemažą grupelį žmonių, nedaug, bet ir nemažai, šiek tiek daugiau negu mes čia esam. Ir buvo nuostabus laikas. Mes pamatėm ženklus ir stebuklus. Iš moters buvo išvaryti demonai, žmonės buvo su nugarų skausmais išgydyti. Ir pradėjo jisai reguliariai, panašiai, kas 2 mėnesius, kas 3 atvykti. Ir tuo momentu aš buvau palikta viena, čia kažką daryti. Ir žmonės tiesiog, žmonės, kas yra žmonės? Žmonėms reikia ganytojo. Nes jeigu žmogus, jisai ateina tik kartais, jis neaugs dvasių ir nestiprės. Tam ir Dievas sako savo žodyje bažnyčia. Bažnyčia tai ne religinė kažkokia tai konferencija ar kažkoks tai susirinkimas. Tai Kristaus kūnas. Tai Kristaus kūnas. Ir Dievo žodis apie tai kalba. Jūs esat pašaukti į Kristaus kūną. Ne į bažnyčią atitinkamą, ne į judėjimą atitinkamą, bet į Kristaus kūną. Kad tame Kristaus kūne atrastumėt savo funkciją. Nebūtumėt, kaip vienas pastorius sako, prihadžan. Jie prihadžan. Kaip lietuviškai būtų. Tai, ateivis, kaip ufonautas gaunasi. Lankytojas. Aš lankytojas bažnyčios tos ir tos, gyvenimas ir ramybė, arba gyvo Dievo bažnyčia, Norhenail, aš lankytojas. Tu nesi lankytojas. Tu esi narys. Kaip mano rankos kojos turi narius.
ir atlieki funkciją jau dabar. Tu net nežinai kokią, bet tu jau atlieki. Suprasti mums reikia dalyką tokį, kad Dievas jis nebereikalo išgelbėja žmonės, kad, aš krikščionis, aleliuja, darau, ką noriu ir gyvenu, kaip noriu. Jis jau nuo to momentu, kada ištraukė iš tamsos į šviesą, sako, aš pasodinu tave Kristaus kūne, kad tu atliktum tam tikrą funkciją. Kad Kristaus kūnas nestokotų. Ir aš gavau prieškimą vakar apie Kristaus kūną. Ir aš nežinau, ar šiandien aš jį pasidalinsiu. Bet aš supratau vieną dalyką. Negalime sakyti, aš tik krikščionis, tu esi daugiau negu jis. Kada iš tikrųjų viskas tai prasidėjo ir didelė ataka šėtono. Kada mūsų daugiau padaugėjo ir reikėjo surasti patalpas, kur susirinkti atvykus Eugenijai. Aš prisimenu tą dieną, kaip šiandien, tai buvo 6 metai atgal. Dievas, kada įdeda tau troškimą ir veda šventuoju dvasia, tu pradedi elgtis neadekvačiai. Iš tikrųjų. Tai yra tiesa. Todėl kaip tada aš mano pirmojo vyro sesė, man atrodė kažkokia, todėl kad jinai kitokia, todėl kad Kristus joje. Jos elgesys kitoks, jos žodžiai kitokie, jos apranga kitokia, jinai kitokia. Ir žmonės šalinasi, tu kitoks. Ne į mūsų kompaniją, sorry. Aš prisimenu, vaikštau parke ir aš žinau, kad tenais kažkas yra. Ten gražus pastatas, ten kažkas yra. Bet lyg užrašyta privati teritorija. Ir važiuoja toks autobusiukas mažas. Ir aš išbėgu, stabdau jį ir pradedu klausti, ar tenais išnuomoja tas patalpas, taip, angliškai. Ir tas žmogus sako, palikit numerį telefoną, aš sako, kažkai, perduosiu. Iš tikrųjų, juokingai, jeigu iš šono. Ir man perskambino to pastato savininkas. Mes susitinkam, jis aprodo visas patalpas. Mes sutarėm datą, sutarėm dieną. Ir jis paklausė, kiek žmonių reikės pamaitinti. Jau nuo to momentų palaiminimai atsivėrė. Mes paėmėm 2 dienas. Ar 1 dieną, neprisimenu, man atrodo, kad 2. Ir buvo maitinimas tada, irgi ten jie ruošė maistą, mes valgėm gana nemažas būrys žmonių. Ir jis nepaėmė nei 1 centą. Jis sako, viskas bus veltui. Aš iš džiaugsmo visą rašau savo pastoriui tą. Ir ataka vakare. Ta pati vakar aš buvau pakviesta į gimtadienį, tuo momentu draugės, kurią aš laikiau arti savęs. Ir į tą gimtadienį atvyko dar viena draugė. Ir viskas ėjosi gerai, iki vieno momentu, kol jos 2 priešais mane pradėjo kalbėti. Ta vieta negera, laikas netinkamas, data netinkama, žmonės, kuriuos mes kviečiam, neatvažiuos. Man buvo viskas. Tu žinai, kad tai iš Dievo. Kodėl aš tai kalbu? Todėl, kada jūs žinot, kad tai iš Dievo, jūs laukit atakos. Velnias nenori, kad tai vyktų, jis nori pašalinti tave. Ir aš prisimenu, tu esi vienas, o 2 prieš tave. Tie žmonės, kurias tu laikai arti iš savęs, tu nesitikė, kad tai bus. Aš išbėgu į viršų, į tualetą tos moters. Ir aš tiesiog krentu ir meldžiuosi, sakau, Dieve, aš nežinau, ką daryti. Tada aš neturėjau nei patirties, nei praėjus, nebuvau sustiprėjus tame visiškai. Tai man atrodė dangus upside down, viskas apsivirtė antraip. Dabar atrodo man, tikrai sakyčiau, nenorit nevažiuokit, jūsų pasirinkimas, bet tada atrodė kitaip. Ir aš važiuoju namo, vairuoju su vaikučiais namo, tada mano vyras žvejojo, jo nebuvo. Aš verkiu, skambinu pastoriui, pastorius neatsiliepė, galvoju, pasakysiu, nieko aš nebedarysiu, nieko čia nebereikia, visiškai nieko nereikia.
Įžengiu į namus, vis apsiverkus. Kažkaip su vaikais susitvarkiau, nes jie buvo mažiukai, dar mažasis su pampersais, jie mažyji, buvo dabar jau didesni, savarankiškesni. Tada buvo pilnos rankos, tada buvo daug ką padaryti, tada tu bėgiojai mokyklos namų darbai, maži vaikai, vyras toliai kažkur plaukioja. Buvo momentas, kada tu apsijėmėsi daug ir tu tikrai pavargsti fiziškai. Tada buvo tikrai ir streso daug ir daug ko. Ir aš pamenu, aš nueinu į vonę ir pasižiūrėjau save į veidrodį ir man toks nužengė ant manęs tokia jėga, kad aš supratau, kad čia šėtonas. Ir tokia jėga ir tokia valdžia, aš tiesiai pasakiau, taip neįvyks šėtone, aš sugriaunu tavo darbus, aš eisiu ir atliksiu ir tas tarnavimas įvyks. Ir tarsi viskas pasitraukė. Ir įvyko tarnavimas nuostabus. Žmonių atvyko, viskas buvo gerai. Ir toliau buvo, ir toliau daroma, ir toliau daroma, ir toliau daroma. Ir tuo momentu mes pradėjom rinktis namuose. Mes šiandien turim sesė Kristai padarę tokį trumpą video, parodysim visą nuo pradžios iki galo, keletą foto, tokie, tiesiog pasidžiaugti, prisiminti. Mes šlovindavom namuose, keli žmonės su lapais rankose, prisimenu. Ir netgi tada, kodėl Dievui patinka naujatikiai? Nes su jais yra lengva. Jie dar neprisiklausė visokių doktrinų, tokių cool mokymų. Jiems tu kalbi paprastą žodį, jiems ten... Aš prisimenu vienu momentu, kas mane iki šiandien laiko. Iki šiandien laiko, aš tiesą pasakysiu, tas prisilietimas, nužengimas šventosios dvasios. Kada vienu momentu šventoji dvasia taip stipriai nužengė, kad žmonės tiesiog krito ant žemės. Dar šiandien prisimenu, tu meldiesi už žmogų ir tas žmogus krenta ir mano mintis galvoja, ašgi nestumiu, kas čia? Buvo, wow. Ir Dievas jis taip veikia, nes jis mato širdis. Ir mes taip renkamės iki šiandien, 6 metai. Ar buvo per tuos metus 6 dar visokių, ne tik dėl, ne pačioj pradžioj, kaip velnias norėjo mane sužlugdyti, sakykime, kad aš nieko nebedaryčiau. Buvo daug. Buvo labai daug. Kodėl aš kalbu velnias ir kodėl aš kalbu žmonės? Todėl, kad velnias panaudoja žmonės. Ir vienas narys mūsų kūne yra tas, kuris yra panaudojamas velnio labai stipriai. Žinot koks? Liežuvis. Biblija aiškiai kalba, sako, šito nario niekas negali sukontroliuoti. Arkliam žąslus įveria, kad jį valdytų. Laivo mažas vairas pasuka, kur nori, o liežuvis gali prakeikti, gali laiminti. Ir kai kurios žmonės panaudojo velnias jų liežuvį, kad pasėtų melą ant šitos bažnyčios, kad žmonės čia nebeitų. Bet mums reikia suprasti tokį dalyką, kad Dievas stato, niekas nesugriaus. Nes šitą bažnyčią nestatė žmogus. Tai ne pastorius Eugenijus pastatė, tai ne aš ją bandau čia kažkaip tai statyti, tai Dievas taip nusprendė. Ir mane neišsirinko čia kalbėti, būtent tik pastorius Eugenijus. Pasižiūrėjai ir kam, nes čia organizuoji. Taip neveikia. Dievas jis išsirenka žmonės. Kas vyksta, kada išsirenka žmonės, ne Dievas, o žmogų? Prisimenat Samuelio skyriuje apie Saulių. Samuelis buvo išrinktas Dievo, kunigas. Bet žmonės, ta tauta sumaištavo, mums reikia karaliaus, nes visi turi, mes čia kažkokie kitokie, mums irgi reikia, duok mums karalių. Bet Samuelis sako, jūs turi Dievas, jūsų karalius. Ne, mes norim taip kaip kiti. Samuelis meldžiasi Dievui, pažiūrėk, ką ta tauta daro. Dievas sako, gerai, tebūnie jiems. Ir mes žinom, kas tada įvyko, kada išsirinko jie Saulių karalių. Taip įvyksta, kada ne Dievas stato, o žmogus stato.
vyksta griuvimas. Vėliau ar anksčiau vyks griuvimas. Tik mes nežinom kada. Kada Dievas įsirinka, jis Dievas pastato ir joks žmogus negali jo nuimti nuo to, kur jis pastatė jį. Jeigu tai pastorystė, joks žmogus negali jo nuimti. Nes tai nėra kontraktas, tai nėra, kad, žinot, kaip darbdavys, tu būsi menedžeris, sugalvojau, dabar tu nebebūsi. Kažkas tai tokio, tai nevyksta. Ir nuo pat pradžio aš nesitikėjau, kad aš čia kalbėsiu, nes iš tikrųjų pagal iškalbą tikrai man tokie dalykai, aš galiu kalbėti, bendrauti, man ne problema, bet kalbėti ir dar Dievo žodį, o ne. Bet Dievas nežiūri tos dalykus. Kodėl jisai nežiūri? Aš paskaitysiu truputėlį iš rašto vietų. Dievo žodis aiškiai kalba Jono skyriuje 15-16 eilutėje. Čia būtų ne tik kad man, bet visiems, kurie esat čia, kurie esat jau Jėzuje Kristuje. Ne jūs mane išsirinkote. Paklausykit. Ne jūs pasirinko, dabar tikėsiu. Buvau netikintis, dabar būsiu tikintis. Nejau į bažnyčią, dabar sugalvojau eisiu į bažnyčią. Kažkaip keisiu gyvenimo būdą. Visi eina ir aš eisiu. Ne taip. Dievo žodis sako, ne jūs mane išsirinkote. Ne mes išsirinkom Dievą. Bet sako, aš jūs išsirinkau. Ar tu girdi, Dievas tave išsirinko? Tave būtent. Ne tavo kaimyną. Ne tavo mamą, ne tavo brolį, bet tave. Įdomiai, kodėl? Ir kom tu toks ypatingas? Gal ten tas brolis ar ten sesuo mokslus aukščiausius baigė? Biblijos mokyklos, koledžus praėjo. O sako, ne, aš tave išsirinkau. Sako, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau. Kam? Kad vaikščiočiau malonę, aš išgelbėtas ir gyvenu kaip noriu. Ne. Sako, aš paskyriau, kad jūs eitumėt ir duotumėt vaisių. Ir jūsų vaisiai išliktų. Aš išsirinkau jūs ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Ar žinot, kada mes einam kūniškumu bandyti vaisius Dievui užauginti, sakykime, iš kūno, iš proto, jie neišlieka, jie neša supuvimą, jie supūna. Vėliau ar anksčiau, laiko klausimas. Bet kada Dievas išsirenka ir paskiria žmogų atitinkamui darbui, funkcijai, Kristaus kūne, jis sako, aš išsirinkau, kad tu duotum vaisių ir tavo vaisiai išliktų. Jie išlieka amžinai, jie nėra tie, kurie supūna žemiški vaisiai. Ir tuo momentu sako, kad ko tik prašytumėt Tėvą mano vardu, jis jums duotų. Jis visų pirmiausia išsirenka žmogų, pašaukia į amžinai gyvenimą į savo karalystę, nepaima iš šito pasaulio mus iš karto, jis palieka mus, tam, kad mūsų ugdytų, mokytų ir kad vaisiai mumise kaip ramybė, meilė, džiaugsmas, susivaldymas, kantrybė augtų, kada žmonės matytų jame Jėzus, jis tikrai Dievo vaikas. Ir paskui tu pradedi melstis už tų žmonės. Pradedi prašyti Dievo kažkokių tai dalykų, kurie reikalingi iš tikrųjų. Ir Dievas duoda. Įstatymo skyriui 7 eilutėje. Daug kas stebėsi, kodėl Dievas įsirinko būtent Izraelio tautą. Ką jie kažkokiem ypatingi, kodėl ne kita. Ir parašyta, ne dėl to, kad būtumėt buvę gausesni už kitą tautą. Viešpats pamilo jūs ir išsirinko tave iš visų žemės tautų būti jo
branginama tauta. Įžvelkit, mėlyjei, tai, kad Dievas pasirenka ne tai, kas didelis, gausus ar dar kažką. Jis gali pasirinkti tokį mažą, iš kurio atrodo pasaulis, nu ką jie tenais, kuom ypatingi, ką tu toks ypatingas. Bet sako, jis išsirinko ne dėl to, kad buvote gausesnė tauta už kitas tautas, nes jūsų tauta mažesnė už kitas tautas. Ir pamilo Viešpats jūs ir išsirinko tave iš visų žemės tautų būti jo branginama tauta. Lygiai taip pat Dievas išsirinko tave. Išsirinko, kad tu pataptum jo sūnus, jo vaikas, nes jis nori mylėti tave asmeniškai. Pirmiausia, kad Dievas trokšta iš mūsų nešokti tą funkciją ir bandyti visais galais, kokia mano funkcija, bet pabandyti suprasti, Dievas mane myli, jis mano tėtis. Rasti tą laiką bendravimą, užmegzti ryšį ir kada mes užmegzsim ryšį su juom, jis atskleis viską laikui bėgant. Neskubėti už akių kaip religiniai žmonės, reikia kažką daryti dėl Dievo, reikia kažką daryti dėl Dievo. Aš buvau papulusi tą momentą. Ir aš jaučiau kaltę, visi daro, aš nedarau. Ir kai papuoli toj aplinkoj, tokių žmonių, tu visada jausies nepakankamas, tu jausies nevertas, tu jausies, kad jie yra dvasingesni, protingesni, jie išrinktieji, o tu toks, žinai, kažkur užmirštas našlaitis. Taip yra religijai. Visada sakys, tu nepakankamai, reikėjo daugiau melstis, reikėjo daugiau pasninkauti ir būtum gavęs. O Dievas sako, aš viską noriu duoti savo vaikui. Ne dėl tavo maldų gausumo, bet dėl to, kad tu ateini su troškimu mane pažinti. Pirmas Korintiečių skyrius, 1 eilutė 26. Pirmas skyrius, 26 eilutė. Tik pažvelkite, broliai, kokiegi jūs pašauktieji esate. Pasižvalgykit vienas į kitą. Šiandien gražus pasipuošė, visi pasitempė gimtadienis. Bet kai iš ryto atsikeliam, ne visada tai buvo. Nepatinku pačiau. Kažką patemti, kažkur patvarkyti. Bet sako, pažvelkit, broliai, kokiegi jūs pašauktieji esate. Pasižvalgykit vieni į kitus. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tėra išmintingų, nedaug garbingų, nedaug kilmingų. Aš tarp kitko nei garbinga, nei kilminga, iš kaimo gilumos. Ir tikrai su neaukščiausio jų išsilavinimu. Profkiai mokinausi, specialybė siuvėja ir galvau, kad gyvenime siūsiu. Bet nesiūlau, nes tai ne mano. Bet tai išaiškėjo paskui, kai pabaigiau mokslus. Žinot, kada mes gyvenam šeimoje, kur yra netikinti, ir tėvai augina pagal savo išmąstymą, pagal savo išmintį, pagal patarimus pasaulio arba tą visada bando užmauti ant tavęs tą drabužį, kuris nepriklauso tau. Dažniausiai, kada tėvai nerealizuoja savo kažko gyvenime, jie bando, kad vaikams dėl gerų dalykų, ne dėl blogų. Bet kada tu neturi santykių su Jėzumi, tu nesi tikras Dievo vaikas, auklėjimas vaikų visada bus kaip pasaulis, užmaut kažką ant tavęs, kas ne tavo. Ir paskui žmonės, jie gyvena su tuom labai daug metų ir sako, aš nesijaučiu pats aš, nes kažkas tau tą tavo DNR, tą DNK bandė pakeisti, įdėdami mintis, kas tu turi būti, kaip tu turi atrodyti, nes nuo mažens jau klausė, kuo tu nori būti užaugęs.
Ir ne vienas nepasakys, aš Dievo vaikas noriu būti. Tarnau Dievui. Ir aš norėjau kitų dalykų, bet pagal aplinkybės gavosi, kad mokinausi tik ten arčiau namų. Bet aš dėkinga tėvams esu, aš nesakau, kad kažkas blogai. Tai buvo metas ir periodas, bet apie ką aš kalbu. Kada gyvename mes šeimoje, kuri nėra Jėzuje Kristuje, jie visada bandys tau uždėti kažką. Su kažkuom, kurie kiti vaikšto dar ir dabar. Bet kada mes patapom Dievo vaikais, mes esam apvilkti drabužių Jėzaus. Ir visa tas, kas buvo ant mūsų užmauta, turi būti jau nusimauti žemėm. Netgi specialybė žmonės, kada atgimsta iš aukšto, jie sako, kiti verslininkai sako, aš nebegaliu to verslo daryti. Man nebėra, o ten dėgi dėl jų. Kodėl? Todėl, kad ta tapatybė visiškai kita, tau užmauta buvo kita tapatybė uždėta. Ne tavo, o tu galvoji, kad tavo. Aš žinot, kad gėjai, lesbietės, tie žmonės, kurie galvoja, didžioji dalis, kad jau gimė tokie, ten jau melas šėtono užmautas, kad tu toks, bet ten yra melas. Bet tiem žmonėms reikia išlaisvinimo. Sako, žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų, tai yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akimis žemakilmis ir paniekintas, nurašytas. Ne tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažko. Kodėl? Todėl, kad joks žmogus Dievo akise negalėtų girtis. Štai kodėl reikalinga suprasti malonę. Mes negalim girtis, nes tai Dievo dovana. Bet kada tu vykdai įstatymą, žinai, ir mokiniesi rašto eilutės, gyveni pagal įstatymą ir religiją, tu gali pasigirti. Žinot, kiek laiko aš pasninkavau, nevalgiau. Žinot, kiek laiko meldžiausi, kiek žodį skaičiau. Todėl Dievas mane laimina. Kitas pasiklauso, o kiek tu ten valandų pasninkavai, o kiek ten meldėsi. Ir pradeda žmogus melstis valandus, o Dievas žiūri ir galvoja, tugi mano vaikas, tu gali ateiti, sakyti, Dieve, man padėk, paduok ir aš tau duosiu. Ne veltui Dievo žodį ir Jėzus ir pasakė, nebūkit kaip tie farizėjai, kurie meldžiasi, kad visi juos matytų. Kodėl taip yra? Mes sutinkam gyvenime žmonių, kurie laiko savęs labai super puper dvasiniais. Ir galvoju, ir tu pasijauti toks mažytis prieš tokį. Jis, kai atveria burną, raištos eilutės, pagal skyrius, o tu čia bandai atrasti, tu jau prašlo. Ir atrodo dvasiniai. Bet Dievo akise visiškai ne. Mes galim pasirodyti labai dvasiniais. Aš galiu pasirodyti labai dvasinį. Pasitreniruoti namuose, teisingai kalbėti, su intonacija, reikiamų laikų suminkštinti balsą, reikiamų kad gražiai viskas būtų. Tai galim. Bet Dievas mato. Žinot, kas yra dvasinis žmogus? Ir kaip pasireiškia, kas yra dvasinis iš tikrųjų? Vaisiai. Ne tas dvasinis, kuris žino Bibliją mintinai ir rašto eilutes. Tai nėra blogai žinoti Bibliją. Bet tas, kuris turi ramybę, paskui yra džiaugsmas. Tas, kuris myli žmonės, jaučiasi meilė iš jo. Pas jį kantrybė, romumas, gailestingumas.
Jėzus aiškiai kalbėjo tie žmonės, kurie religiniai laikė dvasiniais, tų dalykų neturėjo. Žmogus suklydo, akmenimis jį užmušti. Užmėtyti akmenimis. Pas juos taip. Ir tokių teisėjų atsiranda labai daug, kurie laiko save dvasiniais, bet jie nuteisia žmonės. Jie atsistoja Dievo pozicijoje ir nuteisia, o sako Dievas, būk atsargus. Nes būsi teisiamas už ką teisi. Mes visi žmonės, mes galim suklysti. Net patys patepti pastoriai, lyderiai, ganytojai, evangelistai gali suklupti ir suklysti. Kodėl? Todėl, kad mes esam visi atako ir kovoj su šėtonu. Jūs galvojat, kad kuo dvasingesnis to šėtonas labiau traukiasi? Jis nori visada sunaikinti tą žmogų, nes jis mato, kad per tą žmogų yra atskleidžiama Dievo valia žmonėms. Per tą žmogų išgydymas, lygos išvarinėjami jie demonai. Ne veltui sako liūtas, jis kaip liūtas vaikščioja aplinkui, tykodamas, ką tai praryti. Ką čia kalbam apie tik tai įsitikėjusius, tai kalbam apie dvasinius žmonės, kurie tikrai jau kelyje su Jėzumi ne vienus metus. Štai kodėl sako, melskitės už juos. Melskitės už juos. Laiminkite juos. Nes jie yra dėl jūsų gerovės. Dievas to žmonės išsirenka tam, kad kalbėtų žodį savo išrinktai, būtent tai bažnyčiai, tai vietai. Aš jau esu nekartą kalbėjus, kad kada Dievas surenka žmonės į atitinkamą vietą ir ten gimsta bažnyčia, jisai pastato žmogų tokį, kokį jis nori, ne tokį, kokį žmonės nori. Ir per tą žmogų mokina tos žmonės kalbą tiem žmonėms ir patepimas teka ant visos bažnyčios. Bet jeigu žmonės, man nepatinka, balsas nepatinka, man ten netinka, nepatogu, nepakeliui, negeras laikas, neteisingai, kažkas, jis nepriešinasi tam žmogui, tam pastoriui ir ganytojui, jis priešinasi pačiam Dievui, jo nustatytai tvarkai toj vietoj. Ir nemanykit, kad tas žmogus gyvens palaimintai paskui. Jis turi atsiprašyti Dievo už tai, kad sumaištavo, nepriėmė Dievo, ką Dievas sutvarkė toj vietoj ir atsiprašyti tų žmonių, to žmogaus, pastoriaus ir tų žmonių, kurie toj bažnyčiai už tokį elgesį. Jeigu nori grįžti arba jeigu nori, kad viskas būtų atstatyta jo gyvenime. Aš čia liudijau pradžioj, kada sesė Kristuje grįžo praeitą sekmadienį, kai grįžo, atvyko į bažnyčią, aš buvau maloniai nustebinta ir aš supratau, kad Dievas maldas girdi. Maldas tai ne viena kartinė per metus malda, tu meldiesi, tu užtari. Nes Dievo žodis sako, melskitės už tuos, kurie pasilpė, kurie atsitraukė, melskitės. Kad jie sugrįžtų. Kad jų sielos būtų išgelbėtos. Kad nepražūtų, nes Dievui kiekvienas yra brangus. Ir nėra tokio automatiško. Dievas mus išsirinko, mums paskyrė, mums įdėjo į mūsų kūną dvasią šventąją, kad mes eitumėm ir melstumėmės ir palaikytumėm tos žmonės. Ne jų nuodėmes palaikytumėm, bet kalbėtumėm jiems tiesą. Ir kada jinai atvyko, po visko aš pakviečiau ją pasimelsti. Jinai kada atsistojo ir pasakė, visų pirmiausia, aš noriu visų atsiprašyti. Aš tai nesitikėjau to. Bet kas įvyko? Dvasioje įvyko nuostabus dalykas, Dievui tai patinka. Jos gyvenime vyks atstatymas dabar. Ar jinai grįš čia, ar jinai lankys, aš tikiu lankys ar ne, nes ar kitur, nes mes esam pašaukti būti Kristaus kūne, ne outside, inside. Jos gyvenimas tvarkysis. O kai kurie galvoja, o kas čia man, aš su Dievu gyvenu, su Kristumim, Kristus mano ganytojas, aš vaikštau su juom, o kodėl aš turiu čia atsiprašyti, aš Dievo tai atsiprašiau. Bet taip neveikia.
Supraskit, ne dėl to, kad čia kažkokie mes ypatingi, dėl to, kad Dievo tvarka yra. Jeigu Dievas taip sutvarkė ir mes priešinamės jam. Prisimenat, vienoje vietoje yra parašyta, kas kalba prieš jūs, kalba prieš mane. Kas priima jūs, priima ir mane. Jeigu nepriima jūsų, reiškia ir manęs nepriima. Kaip nes mes tik atveriam burną, ypač ant žmonių pateptų Dievo, kalbėtų žodį, ves žmonės į išgelbėjimą, kad jiems būtų, kai jie suprastų dvasinius dalykus, tą išganimą, dar kaip pagal Dievo žodį kalba, vesti į išganimą, kad neprarastų tikėjimą, ugdyti tikėjimą. Tie žmonės išrinkti Dievo ir jeigu prieš to žmonės kalba žmonės, ar tai būtų pasauliečiai, ar būtų išgelbėti, jie kalba prieš patį Dievą. Lygiai taip, aš nesutinku, aš nepriimu Dievę, ką tu darai, jisai nesąmonės čia šneka, man nepatogu, man nekomfortiška, jis negerai, jis netinka. Lygiai taip, kaip atsistotum prieš Dievą ir va taip aiškintum jam. Kodėl tu taip nusprendai, kodėl ne mane išsirinkai? Todėl mums nereikia žiūrėti į savo kūną, išvaizdą, išsilavinimą ar kilmingumą. Šitos dalykus reikia pamiršti. Dievas nežiūri tos dalykus. Dievas iš nieko gali padaryti kažką. Jeigu jam reikės, iš to visiškai nieko gali padaryti kažką. Iš visiškai to atmesto gali padaryti žmogų, per kurį ypatingai veiks šventoji dvasia, ženklai ir stebuklai. Kodėl? Todėl, kad nei vienas žmogus nesigirtų ir nepasakytų, kad aš išmokau, aš tai ėjau, aš tai pinigus mokėjau, kursus praėjau, tą padariau ir todėl dabar yra. Ne dėl to, kad matytųs akivaizdus Dievo buvimas ir jo judėjimas ir šlovė atitektų Jėzui. Ir per visą šitą laikotarpį bažnyčios buvo žmonių, kurie atsistoja ir sako, man tikėjimas gerai, bet tu nemoki. Čia reikia žinoti, kaip lyderiauti. Tu suprantat, kas yra? Velnesis gudrus žino, kaip tave sulaužyti, kad tu prarastum viltis ir mestum viską. Ir svarbiausia tie žmonės, kur labiausiai tu jam padėjai, kur arčiausiai prie savęs prisileidai, kur ten vos nemiršta žemėn ir tu važiuoji gelbėjai jį. Atsistoja ir sako, tu čia netinki, kitaip reikia. Šlovinimas netinka, man nekomfortiška, meilės čia nėra, nieko nėra. O kadangi širdis jinai jautri, tu pradedi atgailauti, gal rimtai, gal blogai kažką darau, Dieve atleisk. Pradedi atsiprašinėti ir aš dabar suprantu, kad kodėl tokie žmonės atsiranda, todėl kad Dievas per juos ugdomus, kad mes nepriklausytumėm nei vienas nuo žmonių nuomonių, kad nebūtumėm surišti su žmonėmis, kad jie mus nevaldytų ir nepalenktų, ką tu turi kalbėti, kokį pamokslą šnekėti, kokį šlovinimą daryti, kokį laiką bažnyčiai padėti. Tokių žmonių ateina. Aš kalbu tiems ypač, kurie esat pašaukti bažnyčiai. Galbūt yra įdėta kažkam, kas online klausėtės iš širdį, jau pradėta namų grupelė, maldos grupelė, kažkas. Jūs jaučiat tai, pradėkit ir nelaukit. Bet aš kalbu tai, kad būtumėt atsargus, kada ateis tas angelų, šviesos angelų apsimetęs šėtonas ar vilkas avies kailyje, kai jūs suprastumėt, kad tokių momentų bus. Nėra nei vienos bažnyčios, ne per vieną lyderį, kad tokių dalykų nebūtų, visi praeina panašius išbandymus. Aš pamenu, mano pastorius sako, tu nepašoksi aukščiau. Tu turėsi praeiti visą tai, nes visi tai praeina. Priklauso nuo būsenos, charakterio, kiek pas mus yra širdį visokių dalykų, kiek yra tokių kaip pavyzdžiui gali būti godumas, išdidumas, puikybė,
šalta širdis, žinot, visokių tokių dalykų. Dievas išsirinko, nežiūrint tuos dalykus, išsirinko, nes jis sako, aš išsirinkau tave nuo pasaulio sukūrimo pradžios ir paskyriau. Dar tavęs nebuvo, dar manęs nebuvo, pasaulio dar nebuvo, bet Dievas jau buvo išsirinkęs, kaip kas bus. Ir kada Jėzus ėjo ant kryžiaus, sako, tu buvai jo mintyse, jis mirė už tave. Bet ne tam, mėlyjeji, kad gyventumėm tą seną, pasaulietišką, sugedusi gyvenimą, bet tam, kad gyventumėm naują, gyvenimą naują. Praėjus kuriam laikui Dievas man parodė viziją. Akivaizdus paveikslas, sekundžių momentų aš pamačiau paveikslą prieš akis spalvotą, kryžį perkryžiuotą taip. Ir aš labai įsigandau tada. Mes tą rytą ruošėmės važiuoti tarnavimą, man atrodo, pas tave į namus. Ar aš buvau sukrėsta. Aš galvojau, kas čia Dieve? Ir aš tikiu, kad Dievas yra paruošęs į priekį tarnavimą kalbėti žodį ten, kur kryžiuoja kryžių. Nes kryžių kryžiuoja daug kas šiais laikais. Malonė iškreipia pagal save. Malonė yra nuostabu. Bet aiškiai Dievo žodis sako, aš atpirkau iš seno tavo, aš naujam. Tu negali uždengti malonę savo nuodėmės ir plaukiot, vaikščiot juose. Malonė ne tam dėta, kad mes užsidengtumėm savo senus bjaurius veiksmus, įpročius. Na, žinot, malonė, aš išgelbėtas, Dievas man viską atleido, jisai mano namų neįskaito ir aš gyvenu kaip nori. Ne tam. Ne tam. Sako, jūs patapot laisvi, išlaisvino nuo nuodėmės, vergystės. Kokia laisvė yra, kada tu supranti, kad kažkokie tai dalykai tokie tavęs nevaldo. Mes nusidedam tokiuose, pakėlei balsą, pažiūrėjai kažką ne taip, tokie. Bet ne tokie, kada tu gyveni, tu žinai, kad tai prieš Dievo žodį, tu žinai, kad tai netinka Dievo akise, bet vis tiek darau. Aš maloniai išgelbėtas. Niekada neįeisite pilną palaiminimą Dievo palaiminimus, kol kažkas tokio bus, nes kiekviena nuodėmė yra velnio sėkla. Ir kol tos sėklos jūs neišrausit, o jeigu ten išlaisvinimo neišraus Dievas iš jūsų, kada jūs labai to norėsit, tol velnias turės prieimą ir galę ten veikti ir sėti ir ta sėkla augs. Visa, kas yra velniška, nedieviška, aš dabar tiesiog jums raginu išrauti Jėzaus vardu. Kad ne vienos durys nebebūtų atviros ir jis prarastų jūs iš savo akiraščių iš tikrųjų. Praėjus kuriam laikui atsiranda žmonės, atvažiuoja su džiaugsmu, priėmė Jėzų. Mes turėjom krikštų, mes turėjom Airijoje krikštą nuostabų. Tiesiog buvo nuostabus be galo laikas. Bet per mano silpnumą širdies Dievas, matot, kas yra? Velnis jis ištiria mus nuo mažens. Jis žino, kur tu esi jautrus, jis žino tavo silpnybės, jis žino tavo charakterį, žino tavo, ko tu geidi. Dvasiniam pasaulyje yra agentai, kurie, žinot, kas yra agentas, kuris tave žiūri visą laiką, rašosi, ką apie tave visą informaciją renka. Ir jūs pastebėjot, kad didžiausios atakos yra jau jūsų silpniausias vietas. Kai kurie krikščioniai metų iš metų neišlipa iš depresijos. Arba metai iš metų kažkas su finansais, metai iš metų kažkokioj sferoj, todėl kad toj sferoj yra silpnumas. Kažkur velnias žino, kažkas tenais yra ne taip. Ir mano buvo silpnoji vieta, draugai, aš niekada jų neturėjau ir todėl velnias matė. Jeigu aš turėdavau kokį draugą, žinot, aš kaip tas ištikimas šuo, viską daugiau. Ir velnias matė. Ir kada bažnyčia prasidėjo, jis atsiuntė tokius žmonės, kuriuos arti prisileidau savęs. Ir tos, kurios labai arti prisileidau, kuriems tikrai viską, laiką. Įsivaizduojat, grįžta vyras, nebuvęs savaitę namuose, o tu su telefonu, kokias 2 valandas.
Arba kažkas atvyksta, tu ten sėdi ir klausausi tų jų marazmų. Dabar galiu pasakyti marazmai. Tada, tu turi taip daryti. Neturim mes tai daryti. Jeigu žmogus nenori Jėzaus, nereikia klausyti jų marazmų. Nes tai velnias vagia laiką iš jūsų. Viską, ką jis daro, pavogia jūsų laiką. Jūs nei Dievo žodžio nepaskaitėt, jūs nei pasimeldėt, jūs nei su šeima nepabuvot, nei su vaikais nepabuvot, išvargot, ir nieko neįvyko. Ir tas žmogus, koks atėjo, toks išėjo. Išsiurbė jūs. Ir viskas. Ir šitoje vietoje ateina išmintis per patirtį. Ir kada tu atiduodi visą save, velnias mato, šitoje vietoje yra problema, padirbėkim. Ir labai aš skaudžiai praėjau, mano patirtis buvo skaudžius. Kodėl tai Dievas daleido? Todėl, kaip aš ir minėjau pradžioje, kad išlaisvint mane, kad aš nebūčiau priklausoma nuo žmonių nuomonės, bet Jėzus Kristus būtų mano draugas pirmas. Kad ir kas ką sakytų, aš žinočiau, kad Jėzus Kristus, aš einu bendrauti su juo ir jis man nurodys kelią. Aš nesakau, kad nereikia turėti draugų. Aš nekalbu apie tai. Skirtingi mes esam, skirtingose sferose yra kažkokie tai dalykai, bet mano gyvenime ta sfera ir aš dabar esu visiškai laisva. Ačiū Jėzui. Aš džiaugiuosi jumis, aš džiaugiuosi, kada susirenkam, aš myliu, kai brolius sesės Kristuje, man gera, man susirinkimai, sekmadieniai, maldos, tai yra nuostabu. Jeigu kažką reikia kažkam, tu tiesiog, kiek gali, tu padedi, tu draugas, tu brolis, tu sesė, amen. Bet nebėra to tokio, žinot, kad, dabar išvyks į Lietuvą visam, bažnyčios nebegalės būti. Nebeatvyks, žinot, kaip būdavo anksčiau, tu rašai, atvyks į tarnavimą, negaliu, man laikas netinka, gerai, gal mes pakeisim laiką. Pakeiti laiką, vis tiek jo nėra. Tu viską keiti, darai dėl to žmogaus, dėl to, kad tau tas žmogus rūpi. Ir Dievas per tą laikotarpį vedė mane taip, kad nesvarbu, jeigu ir niekas neatvyks, jeigu ir ne vienas žmogus, daryk sekmadienio tarnavimą taip, kaip darytum prie 100 ar 1000 žmonių. Šeimai pamokslauk, kamera, žiūri žmonės per Facebook. Tegul vienas prisijungia. Jeigu Dievui jam kalba, tai yra daug. Jeigu tas žmogus gauna kažką, sėklą pasisėjo, jinai nešvaisiu vėliau ar anksčiau. Amen. Todėl per visą tą etapą atėjo žmogus, irgi buvo man problemos šeimoje, santykiuose su vyru. Ir taip gražiai man nuskambėjo, kad ten ta vieta, ta sfera, ten tiesiog Biblija nepadeda santykiams, ten mokymai, tos knygos santykiai, super. Ir man akis sužybo, man čia problema, man reikia to. Aš noriu šito. Ir įveda mane velnias į tą sferą, kur ne mano. Ir šitoj vietoj man buvo pasirinkimas ir ačiū Dievui, kad Dievas atvėrė man akis. Tada aš nesupratau, dabar aš suprantu. Tai, kad Dievas davė dovaną man mokyti, tai dovana. Aš pati, žinot, kai vaikai mes mokytojai norėjom būti, bet kai paaugom, supratom, kad ne. Tai dovana. Suprasti reikia, kad velnias jisai nieko negali duoti žmogui. Nieko. Jis tik tais pavogė, kas Dievo sukurta, pavogė, iškreipė ir patikė. Ir ką Dievas davė man dovaną mokyti, velnias matydamas mano tą sferą, kur silpnumas, problema, patraukė, kad tą dovaną panaudočiau kitoj sferoj. Ir aš žinau, kad kaip iš kūno man būtų viskas sekėsi labai gerai. Jeigu ne Jėzus Kristus mano gyvenime, aš būčiau karjeristė. Aš žinau. Žinot, darboholikas, dar kitaip sako. Nes pas mane siekėmybė visą laiką buvo siekti. Bet buvo man pasirinkimas. Arba tarnau Dievui, arba pasirinkti kelią savo. Ir tu supranti, kad tie du keliai, tu negali supinti vieną, neis. Žmonės galvoja, kad jie gali, neina taip. Ir man gavosi, kad aš turėjau pasirinkti.
Ten galbūt šlovė, garbė, finansai, klestėjimas, o čia nežinosi kas. Tikėjimas. Aš pasirinkau tarnauti Dievui. Ir šiandien esu labai laiminga. Jokios knygos negali išgelbėti žmogaus, tik Biblija. Jokie mokymai, jokie kursai negali išgelbėti žmogaus, tik tais Jėzus Kristus ir jo žodis, girdimas. Nes prisiminkim, ką Dievo žodyje kalbama, sako, kas norit patikti Dievui, tam būtina tikėti. O tikėjimas ateina tik iš žodžio Dievo girdėjimo. Jeigu mes girdim kitokią informaciją, mes negalėsim, mūsų tikėjimas neaugs. Praėjo tas sezonas, ačiū Dievui. Praėjo tie išbandymai, ačiū Dievui. Buvo daug visokių dalykų ir šiandien neišvardint visų. Aš tik išvardinu keletą. Bet tik aš noriu pasakyti, nenustebk, jeigu pas tave tavo gyvenimą išbandymai kažkokios situacijos yra per vietą, kažkokia atitinkama, ten tu silpnas. Stok kaip karys prieš švelnę, išsižadėk viso to ir sakyk, aš laisvas, aš esu laisvas. Nes tik Jėzus Kristus gali išlaisvinti. Mane išlaisvina nuo to. Manęs nedomi tie dalykai. Aš darbę pasakiau vienai moteriai kolegijai, aš sakau, jeigu netarnavimas ir Jėzus Kristus mano gyvenime, aš būčiau darboholikas. Bet sakau, aš neturiu, I don't have a passion. Aš galiu dirbti darbą, padaryti jį gerai. Nes sako, geriau daryti gerai, darykit kaip dėl viešpatės, taip, ta prasme, atlikti gerai, kad neprakeikinėtų tavęs paskui tenais. Bet tai nėra ta sfera, kur aš noriu visą gyvenimą būti. Aš nematau savęs tenais. Bet jeigu ne Jėzus mano gyvenime, aš būčiau siekus būti kokia nors supervisorė, kažką daryti, kad būčiau aukščiau negu esamos padėties. Žmonėms yra pasirinkimas, mėlėjai. Aš žinau, kad skamba galbūt griežtai, gal čia man darbus, mes nereikia nieko mes, Dievas mus ugdo toje vietoje, kur esam. Bet kai kuriems, gal ne visiems, kai kuriems, kurios Dievas išsirinko, teks kažko atsisakyti. Ir tas kažkas nebus, kas tau atliko. Tas kažkas bus tas, kas tau labai brangu. Man teko atsisakyti tų žmonių, kurie man buvo brangus. Ir dabar man jie brangus. Bet mūsų keliai išsiskyrė. Iš širdies norėčiau apkabinti kiekvieną ir tikrai laiminu juos ir atleidžiu ir tikrai, nes suvokiam, kad velnio darbai yra velnio darbai. Bet kada Abraomas išgirdo Dievo balsą, davė jam sūnų ir paprašė jį paaukoti. Paprašė paaukoti ne taip kokį avinėlį atlikusi nuo bandos, bet paprašė atnešti tą, kas jam labai brangu, tas, kas arti, tas, kas tavo, be kurio tu negali. Sako, atnešk ir paaukok. Ir tuo momentu buvo išbandytas jo tikėjimas. Kažkam reikės paaukoti kažką. Paaukoti. Ir toje vietoje yra mūsų pasirinkimas. Aš paaukosiu tai. Dėl nežinau net ko. Ta prasme, aš nežinau, ką Dievas man paruošęs. Dievasgi neatveria mums viską kaip kas bus. Ar pasilik ten, kur esi. Nes Dievas neverčia. Bet mes matom pabaigą, kada Abraomas paklauso. Dievas viską išvedė į gerą. Tie žmonės, kurie galvoja, aš paaukosiu dabar verslą, darbą, pinigus, kaip aš gyvensiu. Čia kaip pavyzdys. Aš nesakau, kad dabar jums viską aukoti, čia reikia iš Dievo išgirsti. Dievas jūs nepaliks stokoj, o anaiptol visą tai jūs turėsit. Taip kaip Abraomui sūnus tai nebuvo sudegintas, bet jis išbandė.
Ar tu atneši tai, kas tau brangu, ant altoriaus? Yra dalykų, mėlyjei, kuriuos mes atnešam Dievui, kurie Dievui patinka, bet yra dalykų, kuriuos tiesiog atnešam ir galvojam, kad, bet iš tikrųjų Dievas ištiria širdis. Mes kada su vyru pradėjom tarnauti, mes už daug ką mokėjom patys. Kūras, visa kita. Žmonės jie nesupranta, jie galvoja, jeigu jau tu pastorius, tai tu turi nieko neturėti, nieko tau nereikia nieko. Peškom ateik į Kilkilį ir pamokslauk. Tai yra problema Kristaus kūne. Toks jausmas, jeigu jau Dievo tarnas, tai jau tarnas. Tu negali klestėti. Neduok Dieve, jeigu tu klestėsi, vadinasi jau kažkur iš kažkur ten kažkas. Bet mes esam pašaukti klestėti ne tik finansiškai, bet dvasiškai. Klestėti dvasinėmis dovanomis. Ne savo puikybei, gerovei, bet kad Jėzus būtų pašlovintas, kad Dievo karalystė būtų praplėsta. Mato 16 skyrius 24 iki 27 eilutės. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Jei kas nori, ar tu nori sekti paskui Jėzų? Nes čia yra klausimas jei. Tu turi pasirinkimą, laisvą valią. Bet jeigu pasirinksi sekti paskui Jėzų, tu turi išsižadėti savo aš, savo norų, savo geismų, to, ko nori tu. Kažkas netgi karjeros. Dėl to, kad Dievas yra pašaukęs misijai kitai. Ir tu negali dviejų dalykų turėti. Kažkam pinigų. Sako, te pasiema savo kryžių ir te seka manimi. Savas kryžius tas, kad aš nuolatos nukryžiuoju save. Ne tai darau, ką aš noriu, bet tai, ką tu Dieve nori. Ir mano gyvenime buvo tie atvejai. Tu matai poreikis sesės Kristuje, tu matai žmogaus poreikį ir tu viską paaukoji. Laiką, pinigus, šeimos laiką, net į darbą vyras neišvažiuoja, kad tam žmogui padėti. Kad su jom pabūti. Kodėl? Ir paskui tie žmonės tave kaip per bortą. Kodėl? Todėl, kad tai Kristaus meilė. Dievasgi žinojo, kad tas žmogus tave pasakys, kad tu nieko vertas. Atsisakys tavęs. Išsižadės tavęs. Bet jisai tyrė širdį ir nuolankumą per tokias situacijas. Žmogaus kokias gimtadienės ir Dievas tyria, ar tu nupirksi prasčiausia, kad tik tais, ar tu darysi tai geriausia, kiek tu gali leisti. Jūs neįsivaizduoja, Dievas mato tas detalės. Ir nėra nei vienos, kuri būtų praleista iš Dievo akiračio. Jis mato viską. Kiekvieną jūsų auką, pasiaukojimą, kiekvieną jūsų maldą jis girdi. Mums kartais atrodo, Dieve, kur tu esi, negirdi, kodėl tu daleidi tas situacijas, už ką man? Kiek aš atgailavau, Dieve, atgailauju, aš čia nusidėlis. Nemoku mylėti, nemoku su žmonėm, nes velnias melavo, tu nemoki, tu netinki, ir į tau tos sieklos tai pasėtus, teisingai. Nors mes atrodo nepriimam, bet jos ateina iki širdies. Ir paskui tu su tom gyveni, kurį tai laiką, kol Dievas išlaisvina. Ačiū Dievui, šlovė Jėzui. Dievas jisai yra nuostabus. Aš neįsivaizduoju, kaip be jo gyventi reikėtų. Aš neįsivaizduoju. Tik vieną galiu pasakyti, kad Dievas girdi mūsų maldas. Aš meldžiausi 2 metus, kad mano vyras gautų darbą ant kranto. Ir dar šiandien šįryt juokiausi.
Vyras matuojas marškinius ir sako, maži. Tai nereiškia, kai jisai svorio priaugo. Iš čia per krūtinę. Aš sakau, Dievas girdi maldas. Jūs tai taip nustebęs klausėsi. Sakau, kadangi Dievas žino, tu meldiesi. Aš meldžiausi, Dieve, duok vyrui darbą ant kranto. Maldavau Dievo ir niekas nevyko. Tik užsimink vyrui, tu ką nori, kad aš iš vis nedirbčiau. Kalvai. Praeina kuris laikas, Dieve, maldauju, prašau, duok mano, palaimink vyrui mano darbą ant kranto. Metai nieko, antrai metai nieko. Taip atsitinka taip, kaip tu ne tu kaip tu norėjai, bet kaip Dievas norėjo. Kiek jūsų galvojat, meldžiatės ir jūs galvojat, jo, turi tai būti, kaip aš noriu. Bet Dievas kitaip jisai padaro. Tokiu laiku, kada jam reikia, tokiu laiku, kada jam patinka, ne tada, kada tu tikiesi. Ir aš meldžiausi, sakau, prisimenu dar, žinot tokią knygą Žmonos maldų galia. Tai prisimenu, man atrodo, tau buvo padovanota. Ten irgi maldos, gražios maldos. Pasiėmiau ten apie vyrą, apie sveikatą, kad save prisižiūrėtų, Dieve ten duok išminties, kad save prisižiūrėtų. Bamt. Dievas duoda, žino, kad jis neįsi sportuoti. Jis žino, kad jis nesportuoti neįs. Sako, duosiu darbo tokio, kad kilnosiu. Ir dabar sako, neužsiaugu aš. Sakau, maldas veikia. Iš tikrųjų, maldos veikia, aleliuja. Nenustokit melstis. Nes kada mes meldžiamės Dievui, mes atsistojam į poziciją kario ir paskelbiam karo šėtonui. Kiekvieną mielą kartą, kada jos lūpos atsiveria maldai, jūs žinokit, kad jūs paskelbėt karą šėtonui. Žinodami, kad pergalė Jėzaus kraujo yra mano rankose ir visą aš praeinu. Visada žinokit. Visada. Nes malda materializuosis. Tik tais nenusivilkit, kada materializuosis ne taip, kaip jūs tikitės, bet kitokiu keliu ir kitokiu būdu, taip kaip Dievas nori. Amen. Todėl sako, kas norit išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudo gyvybę dėl savęs, tas ją atras. Angliškai versijoje King James biškelė truputėlį kitaip yra parašyta. Tas, kas nori išsaugoti savo tą gyvenimą save, tas ją praras. Apie ką tai kalbama? Tas, kuris sako, aš noriu, mano valia, mano norai, mano geismai, mano troškimai, malonė aš išgelbėtas, aš tikiu į Dievą ir aš gyvenu, nes Dievas nori man geriausio. Tokia mišrainė suvela ir į ten nieks nesigauna ir dar kitus mokina, kad taip turi būti. Bet iš tikrųjų Dievo žodėje kalba, kas norit sekti paskui mane, kas norit įeiti į tą tarnystę, į pašaukimą, į Dievo valią, jūs turėsit atsisakyti kažko. Jūs turėsit paaukoti kažką brangaus. Jums teks tą kryžių nukryžiuoti savąjį aš. Mirt savajam aš. Aš kalbu tiesą, jūs norit klausykit, jūs norit neklausykit, man nebūtina čia gaujo žmonių, man svarbiausia, kad tie grinuoliai, kurie išliktų, žinotų, kur jie eina. Dievas ieško tokių žmonių, kurie išsižadės savo norų ir vykdys valią Dievo. Jūs negalit su savo norais ir Dievo valia sumaišyti, nes Dievas yra Dievas, jūs esat jūs. Kurie kūniškumo daug, jūs negalit supinti su Dievo valia. Negalvoju taip, kad aš moku gerai kalbėti, turiu gerą išsilavinimą, moku patraukti žmonės į save, esu geros išvaizdos ir aš būsiu pastorius. Kaip pavyzdys, taip neveiks. Jūs nežinot, ką tai reiškia, kurie nesat. Sako, negalit sakyti nieko, kur nepastovit tose batuose. Lengvai iš šono pasiklausyti. Bet niekas nežino, ką tas žmogus turi praeiti tam, kad kalbėti šiandien tą pamokslą. Kiek jis turi būti išgrynintas, pravestas, protus išbandymus, protus dalykus, kada nei vieno aplinkui tik tu ir Jėzus. Kada tu krenti ant žemės, kai Dieve, aš nebenoriu gyventi, pasiimk mane pas save.
Meldžiausi tokiom maldom irgi. Bet Dievas jis nepasiims, nes reikalingi mes esam jam. Nes nedaug tokių, kurie nešauka. Много прихожанах, daug tų ateinančių, bet tarnaujančių vienetai. Nueikite į didelę bažnyčią ir pažiūrėkit, kiek yra iš širdies tarnaujančių ir kiek tik sėdinčių. Maža. Dažniausiai pastorius, jo šeima laksto aplink visą. Aš prisimenu, kada pastorius pradėjo atvažiuoti, mums buvo be galo didelė tarnystė. Jeigu kažkas sėdėjo ir džiaugiasi visų tų žodžių pamokslų, mes su vyru, organizavimai, maistas, tvarka po to, kai visi išvažiuoja susitvarkyti, išsisiurbliuoti, viską sudėti. Tų dalykų maža kas mato. Visi mato tik tą grožį. Bet mes jau tada buvome ugdomi tarnystės ir nuolankumo, nes kiekvienas mes esam pašaukti būti tarnais. Dievui ir žmonėm. Ir kiekvienas darbas, ar ten šluota paimta pašluoti, Dievas mato, tai yra tarnystė, tavo nuolankumas, ar tu tai padarysi. Žinot, kai kurie galvoja, aš jau ant scenos, aš pastorius, tai aš jau čia visi tegul laksta prieš mane. Tai išdidumas. Dievas mato, kad, sako, laikykit aukštesnių save kitus. Aukščiau kitus negu pats save. Ta prasme, tu visą laikyk kitus vertesnius, vertingesnius, o ne čia aš. Tarnaukit man. Kokiagi nauda žmogui, jeigu jis turėtų visą pasaulį, bet pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išpirkti savo gyvybę? Kokia nauda, jeigu tu turėtum visus turtus, bet numirtum ir nueitum į amžinas kančias? Kokia iš to nauda? Nes Dievo žodyje mes matom, kad čia laikinai mes gyvenam kažkokį tai etapą, bet amžinybė bus pas jį. Ar amžinybė pragare? Yra du keliai. Juk žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Dievas atlygins. O kai kurie iš jūs laukėt dabar atlyginimo, dabar honoraro, dabar bonuso, dabar įvertinimo, dabar dėkojimo. Ne, ateis laikas, kada visi tie darbai, ką jūs darot, maži ar dideli, jie yra kreunami, Dievas mato ir atlyginimas ateis tada, kada Jėzus grįš. Arba kada jūs nueisit pas Tėtį dangiškai. Tik tuo met didžioji dalis. Pabaigai, mėlyje. Dievo žodis sako, kur tavo širdis, ten ir tavo lobis. Aš noriu, kad jūs sąžiningai ištirtumėt, kur jūsų širdis iš tikrųjų yra. Sąžiningai. Patys savo. Kur jūsų širdis labiausiai linksta? Teisingiau, kas labiausiai jūs traukia? Nes Dievo žodis sako, kur tavo širdis, ten tavo lobis. Ką tai reiškia? Tu sėsi į tą lobį, kriausi į tą vietą, investuosi ten, kur tavo širdis. Kažkas tai kriausi dangaus karalystę, į Dievo darbus, kažkas kriausi keliones, į namus, į savo išvaizdą, pavyzdžiui, laiką, pinigus, atiduos kažkokiai tai karjerai, kažkokiems kitiems dalykams, savo kūno tobulinimui, be kur. Sako, kur tavo širdis, ten ir tavo lobis. Ir mums reikia ištirti, mėlyje, šitoj vietoj. Kur mano širdis? Ar tikrai mano širdis yra pilnai atiduota Jėzui? Ar aš kriaunu tą lobį jam? Ar aš sugebu atsisakyti kažkurių dalykų, kad atvažiuot, pavyzdžiui, į Dievo namus šlovinti Jėzų? Ar aš paukoju tą laiką, tą kūrą, tą momentą, kad pabūt Dievo namuose su jo vaikais kartu? O jeigu maldos, ar aš paukoju savo galbūt net poilsį, miegą, ne dėl to, kad išklausyt marazmus kažkokių ten tais, kur visai ten jiems neįdomu tavo tikėjimas,
bet tam, kad atvykti į maldą. Sako, kur tavo širdis? Ar aš kreunu, kad kažką nuveikčiau, kažkur kažką pasistatyčiau? Mums reikia ištirti. Ir daug prisirašius, bet mėlyjei, šita bažnyčia yra gyva. Ir tas logotipas, kurį mes turim, tu neįjunk ekraną ir mes parodysim filmuką tuoj. Jis irgi gimė momentų per šlovinimą, kad mėlyna spalva ir žuvytė. Kodėl žuvytė? Todėl, kad kas Jėzuje Kristuje, jie plaukia vandenį, jie plaukia laisvai, jie ten nėra apribojimų. Ir mes esam kitokie, todėl, kad netokie kaip žuvį išmesk iš vandens į krantą, jinai uždus. Lygiai taip pat yra žmonės, kai kurie ir krikščionės, kurie yra ištraukti iš tos, jie patys iššoksta, sakykime, lauk pagal savo valią, jie uždūsta. Kaip uždūsta? Jie gyvena pasaulio gyvenimą. Jie uždusina dvasią. O mes esam ten, tam vandenį ir plaukiam šventoje dvasiai, kaip ta žuvis, žuvytė. Ir aš nenoriu, kad jūs nei vienas iššoktumėt patys pagal savo valią, nes jūs be Dievo dvasios negalėsit gyventi. Tie, kurie esate tikrai gimę iš jo, saugokit šventąją dvasią, taip kaip Dovydas meldėsi, Dieve, Tėve, neatimk šventosios dvasios, nes tai visa, ką brangaus aš turiu. Žmogus, kuris turėjo visus turtus, jis brangino tai labiausiai. Nes jo širdis buvo, jo širdėje buvo turtas Jėzus, turtas Dievas, tada dar Jėzaus nebuvo, bet jis jau kalbėjo apie tai irgi. Psalmėse mes galime apie tai paskaityti. Neįjungi niekaip. Logotipą ant ekranų. Tai gimė per šlovinimą šitos bažnyčios, gyvo Dievo bažnyčios Šiaurės Airijoje, NI, žuvytė su kryžiuku. Ir mes buvom pradžioj pasivadinę gyvenimas ir ramybė, todėl kad pastorius, kada atvykinėjo, bet paskui Dievas man davė tokį žinojimą, kad turim turėti savo pavadinimą. Bet aš myliu savo pastorių, mes vienai dvasiai, amen, ir mes esam su juom, mes bendraujam. Ir be to norėjau dar tokį dalyką pasidalinti. Palaiminti jūs esat, kuris turi dvasinius mokytojus ir su kuriais galite artimai bendrauti. Kodėl? Todėl, kada mes papuolame tokius sukūrius šėtono melus, mums be galo reikalingi žmonės tvirtesni už mus, kad galėtų mums padėti. Ir aibė atveju mano pastorius Eugenijus mane išklausė, kada buvo man sunku. Žinoma, jam atrodė tai niekai, todėl kad jis jau praėjęs. O man tai atrodė, kad dangus užėmė maišus. Ir dabar aš suprantu. Todėl, kad visiems mums tenka praeiti kažką. Visiems tenka praeiti tą suspaudimą. Tam, kad išryškėtų mumise Kristaus charakteris. Amen. Todėl aš labai dėkinga ir būkite dėkingi, kurie turi tokius žmonės. Ir mes parodysim dabar šitos bažnyčios filmuką per 6 metus keletą nuotraukų, kai žiūrit online, noriu tiesiog pasidalinti su visais, nes toks momentas, džiaugsmas, 6 metai, tai nedaug, bet visgi jis yra skaičius. Ir prieš parodant šitą filmuką, aš noriu padėkoti Deimantei ir Raimondai už jūsų ištikimybę, už jūsų nuolankumą. Nepaisant visų trukdžių, velnio, melų, pasiūlymų, jūs visgi pasirinkot likti čia. Jūs neįsivaizduoja Dievas, kaip mato, ir jums, aš tiesiog dabar pranašauju. Ateikit, pasirodykim ir tiesiog aš noriu už jumis pasimelisti. Nes Dievas kelia lyderius ir tai nebus, kad aš čia viena pastoviai pamokslausiu. Aš tiesiog laiminu Jėzaus Kristaus vardu.
ir skelbiu proveržį ir pranašauju, kad atsiveria duris naujos į naują gyvenimą. Vyks tai, ko tavo akis nematė ir negirdėjo ir neregėjo. Įvyks tai Jėzaus Kristaus vardu. Laiminu Jėzaus Kristaus vardu. Skelbiu visišką proveržį visose sferose. Ir pranašauju, kad Dievas atveria tau naujas duris. Tu nebūsi viena visą gyvenimą, ateis žmogus į tavo gyvenimą, tas, kuris mylės tave tokia, kokia tu esi. Jėzaus vardu aš pranašauju ir skelbiu proveržį į visas sferas. Laiminu gausiai ir dėkoju Dievui žymis, apsikabinam, ačiū Jėzui. Tiesiog norėjau padėkoti, nes tai yra tikrai malonu, kada žmonės su tavim kartu per visus tus tokius. Nes aš žinau, kad daug yra kalbama apie šitą bažnyčią, negražiai ir melų, bet tai nesvarbu. Sako, jūs neturite įrodinėti, Dievas pats parodys savo laiku, kas yra kas ir kaip yra kas. Todėl, mėlyjei, pažiūrėkim filmuką. Ačiū Jėzui. Garso nėra. Tuoj pat sekundę viskas įsijungs. Jung paprastą foną. Paprastą foną jung. Paprastą foną jung. Kokį paprastą foną? Iš šito. Iš flešiuko. Okay, lereveti. Ačiū Jėzui. Čia mes buvom palaiminti pastoriaus mūsų santuoką. Mūsų grupelė. Prisimena? Vienybėje jėga, prisimena tortas auksas. Čia po krikšto Airijoje. Tuo momentu prakalbo Dievas sesiai Kristuje, sako, aš čia esu su jumis vaikai. Prisimenu.
Pirmas liudijimas įrašytas viešai. Aleliuja. Ačiū Jėzui. Taip pat šitą bažnyčią mažytė, bet mes tarnaujam Pakistane vaikams, našlaičiams. Ir aš tikiu, kad Dievas atidarys duris kokį momentą nuvykti tenais, nes be galo yra didelis troškimas. Ir čia irgi kita istorija. Bet iš tikrųjų Dievas jisai įdomiai veda, jis atveria duris. Ir atrodo mūsų tik saujelė, bet jau Dievas sėja sėklą visai kitoj vietoj, kitam mieste, kitoj šalyje. Kodėl tai taip svarbu? Šiandien aš norėjau kalbėti 2 temas, bet Dievas visiškai vedė visai kitą. Norėjau kalbėti apie meilę Dievo ir norėjau kalbėti apie tikėjimą. Ir tikriausiai bus tai kitam kartui. Bet vieną noriu pasakyti. Aš pabendravau su viena sesė Kristuje, kuri anglė kalbė. Ir jinai pasakė, nes jos pašaukimas irgi daryti kažką nuostabaus kitiem. Nesvarbu, kad jie dar netikintis. Jinai sako, love should look like. Meilė turi kažkaip tai atrodyti teisingai. Jinai nėra tik žodžiai, nors širdutė nusiusta. Meilė turi kažkaip atrodyti. Ir kaip tą meilę išreikšti, kiekvienam Dievo dvasia atveria. Kartais ta smulkmena, kaip ta tarnystė tiem vaikam. Jūs neįsivaizduojat, mane liečia kiekvienas video, kada jis atsiunčia. Tai buvo ištyrimas, tai nebuvo iš karto toksai kažkas kažkur ir bėgam aukojam. Tai buvo ištyrimas, maldos, ar tai tikrai nėra kokie feikai, nes dabar daug kas apgaudinėja šiais laikais. Ir aš galvojau ten nuvykti praeitą vasarą, tik aš nesupratau, kad yra kai kurie dalykai, griežtumai, ten taip nenuvažiuosi, kaip tu stovi. Ten atitinkamos apsaugos ir visa kita, nes šalis visiškai netokia, kaip mes čia gyvenam. Ir ten yra tikinčių žmonių ir jiems be galo sunku tikėti, nes jie yra praktiškai skriaudžiami dėl tikėjimo, nes ten yra pilnas ten musulmonai. Ten yra visa kita valdžia. Ir tas žmogus, jisai tarnauja tiem vaikams. Jo pašaukimas tarnauti. Ir vakar jis atsiunčia man video, kada į savo darbovietę, jisai ten, kur dirba, nusivedė tą būrį vaikų. Mes turim tą video, įkėlį, parodysim irgi. Tokie senovinį autobusų, bet ten yra vieta, truputėlį palauk, dar ne jų, ten yra vieta, kur ne taip gyvenam kaip mes. Mes gyvenam gana gerai. Ten tie vaikai, jeigu gauna kartą pavalgyti per dieną, tai yra labai gerai. Ten nerasit storų apkūnių žmonių. Ir tie paaukojimai, kuriuos mes surenkam, karts nuo kartų dalį aš išsiunčiu jiems, kad jis galėtų kažkaip su tais pinigais nupirkti, kas reikalinga. Šeimom, kurios visiškai yra sunku ten. Tokių ryžių ten maišą, druskos, kas būtina. Ir tiem vaikučiams, kad padėti. Rūbams, auga gi vaikai. Ir kada pasidalinau aš darbę, žinot, arba su kitais, žinot, kokia yra nuomonė, aš pastebėjau žmonių. Visi gali atvirai atiduoti tas, kas jiems atliko. Toks, aš turiu daug rūbų, man atliko, kažkas nunešiojo, nudėvėjo, aš galiu atiduoti. Visą taip mes siūlau. Bet suprasti reikia tokį dalyką, ar jūs norėtumėt gauti visą laiką tik tais, kas atliko. Kartais mums reikia ir finansų, kad nupirkti maistą, ne tik gauti, kas atliko, kažkas išmeta, pasiimk. Ir šitoj vietoj, mėlyje, yra mūsų visų ištyrimas, tiek online klausančių, tiek čia mūsų esančius. Ar mes atnešam Dievui, kas atliko, ar aš atnešu viską iš širdies tiek, kiek man visiškai negaila. Ir per tą prizmę Dievas mane irgi ugdo. Dosnumo, davimo, tikėjimo toj sferoj, kad tu niekada nebūsi stokoj, tu niekada nepritrūksi.
Ir aš galiu liudyti ir liudyti. Niekada per visus to 6 metus, kiek reikėjo mums su vyru iš savo pinigų, daug ką, daug kur, mes net neskaičiavom. Niekada Dievas neatėmė, mes niekada nestokuojam, bet vis daugiau ir daugiau, nes taip veikia. Ir šitoj vietoj, kada Dievo žodyje kalba, Dievas atnešk tiek, kiek tau negaila. Tiek, kiek širdiesi nutaręs, nes Dievas myli linksmą davėją. Jis myli taip mus, jeigu ir mes ir neduodam. Bet davimas ir yra tam. Nes kai kurie, aš noriu tiesiog pasidalinti, kai kurie mąsto, Dievui nereikia pinigų. Ir tai yra blogas mąstymas. Visas pasaulis yra ant pinigų prizmės. Ir jeigu ne jūsų aukos, tie vaikai nebūtų pamaitinti šiandien. Jie nebūtų aprengti. Kaip galima pasakyti, Dievas jumis rūpinasi, jeigu tu neištiesi pagalbos? Kaip aš galiu siūsti jums širdutės, Dievas jūs myli ir neparodyti tos meilės fiziškai? Todėl kai kuriems būtina parodyti meilę fiziškai per prizmę taip, kaip veda šventoji dvasia. Kažkam nupirkti maisto nunešti, kažkam pabūti su tom žmogu, kažkam tą žmogų galbūt į polikliniką nuvežti, nes jam negera, kažkam kažką padaryti, jeigu tu matai, nesakai, Dievas tave myli. Meilė turi atrodyti kažkaip. Ne tik sausi žodžiai. Todėl aš raginu visus aukoti dosniai, taip kaip širdies atnutarė ir daugiau. Nes tai yra ištyrimas, tai yra Dievui. Ir pažiūrėkim paskutinį video. Šviežų. Irgi garso nėra. Tai jung tą patį muziką. Šitus vaikučius surinkom, toks biški prastas įrašas, bet vešis į kavinę. Čia jie gyvena tose vietose panašiai. Brick Factory vadinasi, dirbo tėvai šitam fabrike, ne tėvai, žmonės ten. Kai kurie turi tėvus, bet didžioji dalis našlaičiai. Vadinasi, fabrikas plytų. Nežiūrėkite jų reakciją. Čia tarnystė irgi. Du vaikai išleisti yra į mokyklą iš vyresniųjų. Ten irgi mokamos mokyklos uniformas reikia pirkti. Čia pica party, sako. Turėjo ten gerai pasidarbuoti tokiam būriui. Vaikai, matot, kaip dėkingi yra vaikučiai. Ačiū Jėzui. Ir šitie vaikai iš tikrųjų, jie negali eiti į mokyklą, jie nemoka skaityti, nemoka rašyti. Ir jų tėvai taip pat nei moka skaityti, nei moka rašyti, kurie turi tėvus, kai kurie turi po vieną mamą arba tėtį, bet didžioji dalis yra našlaičiai. Jos kažkas prižiūri tenais ir tas krisnavyd, jisai tiesiog karts nuo karto nuvažiuoja, ten skaito Bibliją arba padeda kažką, nuperka sulčių, ten sausainių pakelį, vaikai. Ir kaip ir kalbėjau, kodėl negali išleisti į mokslus, todėl kad tai kainuoja. Pagal jų pinigus tai daug. Ir reikia pirkti atitinkamas uniformas, vaikai auga, buvo atsista nuotrauka, kad vaikus tiesiog išmeti iš mokyklos tik dėl to, kad netitinka standartus, nes uniformos senos ir jie užaugę. Žinot, trumpi. Ir aš prisimenu, jisai rašė man, sako,
kiek kainuoja ir kokiu būdu tai surinkti, kad galėtų nupirkti, ir nupirko jisai tas uniformas ir vaikai buvo sugrąžinti į mokyklą. Tik 2 vaikai iš vyresniųjų yra leidžiami į mokyklą iš viso to būrio, nes negali visų leisti dėl finansų stokos. Ir kas vyksta, kadangi auga beraščiai, nemokantis nei skaityti, nei rašyti, jau viena ta, kad negali jie Biblijos patys skaityti. Jie negali, jie nemoka. Nėra kam apmokinti. Kitas dalykas, tokie užaugę, jie jokio darbo negalės dirbti geriau apmokamo, tik tais tam fabrike vergystė, ten vergystė. Jie tam fabrike moka. Jie dirba tą darbą, jie negauna atlyginimą. Jie dirba už pavalgymą kartą dienoj ir už tai, kad jie galėtų gyventi kažkokioj tai patalpoj. Visą dieną turi dirbti tam darbę. Ar karštą, ar šaltą, nesvarbu. Todėl, mėlieji, neužkėtikim širdžių. Aš nesakau, kad čia privalot, nes daug yra tokių žmonių ir vaikų visam pasaulyje ir mes čia visų negalim visiems padėti, ko tik gabaliukais save padalink. Ir Dievas žino, bet aš tikiu, Dievas kiekvieną tarnystę, kiekvieną bažnyčią nukreipė į atitinkamą sferą. Mūsų šiuo atveju kelis žmonės, mūsų čia labai mažai. Ačiū Dievui, online žmonės pajungia. Online yra irgi žmonės, kurie pastoviai klausosi ir jie irgi aukoja. Ir tie žmonės, tos aukos jos nėra, kaip pasakyti, prapuola kažkur. Dievas mato, kur jos yra siejamos. Ir kiekviena jūsų sėkla užaugins vaisių ir jūs jį matysit. Jeigu nematysit dabar, jūs pamatysit, kad nueisit pas Dievą. Ir jūs gausit tą apdovanojimą. Dabar galvojat, nieks nemato, nieks nesupranta, todėl kad tas pats žmogus, ta nuodėminga persona, jinai nori visą laiką pripažinimo, pagirimo, tokio apdovanojimo iš karto, bet Dievo neveikia taip. Tame ir ugdomas mūsų kantrybė, ištikimybė. Kiti taip nedaro, bet aš darysiu. Nesvarbu, nieks nematys. Ir aš kodėl mes parodėm su vyru šitą video, ne dėl to, kad pasididžiuoti, kad mes čia kažką darom, nes kažkas gali sakyti, nežino tavo kairė, ką daro dešinė, koks religinė persona gali sakyti, čia rodo dabar. Aš ne tam, aš tam vienas, kad aš pažadėjau, Kristus, sakau, aš tikrai pasidalinsiu rytoj. Dėl to, kad mane tai palėtė. Antra. Todėl, kad jeigu kam širdį prisidėti prie šito tarnavimo, jūs galite tai drąsiai padaryti. Nes kiekviena sėkla yra reikalinga. Ir melskitės už juos, už tos vaikučius, už galimybę nuvykti tenais, nes ten labai reikia mokymų. Tas žmogus tengiasi verstis į anglų kalbą, kažkaip suprasti pamokslus, ar kada pasidalinu Facebook'e tuos postus. Bet mes suvokiam, kada esi kitos kalbos, tu neturi tiek tų angliškų, sunku, yra be galo sunku. Todėl aš prašau, melskitės irgi, kad išeitų mums padaryti vertimus. Ir aš tikiu, tai įvyks vieną dieną, nes viskas tai yra dėl Dievo šlovės, kad žmonės pažintų tikrai gelbėtoją, kad žmonės gyventų su Jėzumi, kad jie tiesiog būtų laisvi nuo religinių raiščių, kad būtų išlaisvinti nuo velnio apgaulės. Amen. Todėl, mėlieji, aš atsisveikinu su jumis visais, laiminu gausiai kiekvieną jūsų sėklą, kiekvieną jūsų paaukojimą, laiminu tiesiog dabar Jėzaus vardu. Tai atneša gausiai malonės ir džiaugsmą Dievas Tėvas per Jėzų Kristų į kiekvieną jūsų namus, į jūsų sveikatą, į jūsų šeimą, į jūsų finansus, į jūsų darbus. Viešpaties Jėzaus vardu aš prašau visiškos laisvės nuo pasaulio. Prašau išlaisvinti kiekvieną, kuris klausosi jo protą ir mintis, kad jis turi kažkaip tai atrodyti, kad jis turi kažką tai daryti. Aš kalbu tau tiesiog dabar. Jėzaus Kristaus vardu tu neturi nieko daryti, tu tik tais mylėk Jėzų, pasitikėk juo ir nepraras tikėjimą. Ir viskas tavo gyvenime eisis taip, kaip Dievas sutvarkė. Jėzaus vardu. Laiminu jūs, mėlieji, atsisveikinu, o mes eisim valgyti tortą.